Eteryje Druskininkų regiono televizijos programa. Jūs žiūrite laidą Savivaldos savaitė. Praėjusį penktadienį Druskininkuose lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Parlamento vadovė savivaldybėje susitiko su meru Ričardu Malinausku ir kitais savivaldos atstovais. Meras Seimo pirmininkiai pristatė naujus kurorte įgyvendinamus investicinius projektus ir kartu nuvyko apžiūrėti intensyviai statomą uždarų ir atvirų slidinėjimo trasų kompleksą. Vėliau parlamento vadovė Irena Degutienė dalyvavo Čiurlionio meno mokyklos 50-mečiui skirtame renginyje. Iš Druskininkų kilusi Seimo pirmininkė yra viena iš pirmosios šios ugdymo įstaigos laidos absolvenčių. Na, žinot, pati susimastau, negi tiek metų daug praėjo, nes širdyje nesijaučiu, kad tiek daug metų prabėgo. Aišku, dabar prisimenu su nostalgija, nes aš kaip tik buvau ta pirmoji muzikos mokyklos laida. Aš apgailestauju, kad nei tuometinio mokyklos direktoriaus, nei mano mokytojos Likerauskaitės nėra gyvųjų tarpe, šviesios atminties mokytojai. Mokykla buvo mažytė, pati kūrimosi pradžia, iš tikrųjų buvo 3 mokytojai ir 20 gal vaikų. Po to jinai augo, net ir patalpų tų nebėra, kur buvo mūsų muzikos mokykla. Taigi daug kas pasikeitė. Šiandien aš tik tai tiek žinau, kad tai yra mano buvusios mokyklos 50-mečio jubiliejus. Aišku, žmonių prasme man visą tai svetima, nepažįstu nieko. Tik tai pažinau savo buvusius mokytojus, sutikau dabar buvusi direktorių, jau po Likerausko Jurgelionį, sutikau kitus žmonės, mano mokytojos Likerauskaitės sūnų Likerauską, kuris kartu su manim baigė muzikos mokyklą. Greičiausiai bus ir Mikas Suraučius, kuris su manim kartu baigė irgi muzikos mokyklą. Taigi, žinot, visada tai, kas buvo vaikystėje, kas buvo jaunystėje, yra gražiausi prisiminimai, gražiausi metai ir visada prisimeni tai su nostalgija. Bet ką galiu pasakyti ir palinkėti, kad visada vaikam reikia skiepyti suvokimą meno, grožio nuo vaikystės. Nesvarbu, kad tu netapsi profesionaliu atlikėju, muzikantu, tačiau meilę muzikai, meilę grožiui tu įskiepysi vaikui nuo mažumės, o po to, ką gauni vaikystėje, pamiršti negalime.